O dabar mes apsilankysime dializės klinikoje B. Braun. Gerbiamas profesorius, jūs jau minėjote apie vieną taikinį nemalonų cukrinio diabeto inkstus. Labai svarbus sergantiems cukriniu diabetu stebėti inkstų būklę. Taip, nekontroliuojamas cukrinis diabetas gali pakenkti inkstus. Gali vystyti taip vadinamą diabetinę nefropatiją. Vystanti diabetinė nefropatija gali trikti inkstų funkciją. Sutrikus inkstų funkcijai, esant galutiniai arba terminaliniai stadijai, kitos išeities nebelieka taikyti dializės. Inkstų nepakankamumas. Daug tokių pacientų jūsų tarpe? Taip, beveik 50% dializuojamų ligonių lėtinio inksto funkcijos nepakankamumo priežastis yra cukrinis diabetas, diabetinė nefropatija. Kitos priežastys, kurios sukelia lėtinį inkstų funkcijos nepakankamumą, tai yra pirminė arterinė hipertenzija, hipertenzinė nefropatija. Taip pat glomerulų ligos, lėtinis glomerulonefritas, lėtinis pielonefritas, įgimtos inkstų ligos. Noriu paminėti, kad mūsų klinikoje ligoniams, kuriems nėra medicininių kontraindikacijų, tie ligoniai yra ruošiami inksto transplantacijai. Ir per mūsų įstaigos gyvavimo laikotarpį beveik 34 ligoniam buvo persodintas donorinis inkstas. Gydymas hemodializėmis pradedamas, kai yra terminalinis 4 stadijos lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas. Tai yra, kai inkstų glomerulų filtracijos greitis sumažėja iki 10–15 ml per minutę. Arterioveninė jungtis dializei atlikti arba pastovus dializės kateterio formavimas atliekamas po būtino 3 nefrologų konsiliumo. Ir tada, kai glomerulų filtracijos greitis sumažėja iki 15–20 ml per minutę. Standartinė savaitinė hemodializės dozė tai yra 3 kartai po 4 valandas, viso 12 valandų per savaitę. Savo ligoniams mes kartą per mėnesį atliekame laboratorinius tyrimus. Klinikoje dirbantis gydytojai nefrologai su pacientais aptarė tyrimų rezultatus, koreguoja gydymą, išrašo teritorinių ligonių kasų ambulatoriniam gydymui skirtus medikamentus. Klinikoje dializuojamiems ligoniams kartą per metus nemokamai atliekame instrumentinius tyrimus medicinos diagnostikos centre. Mūsų ligoniai yra visi paskiepijami nuo virusinio hepatito B. Ir ligoniai turintys hepatitą B arba C sirgę tuo hepatitu yra dializuojami atskiroje zonoje. Jiems yra skirti atskiri dializės aparatai, dirba atskiras personalas ir laikomosi B. Braun kompanijos nustatytų higienos reikalavimų. Mūsų Vilniaus dializės centras gyvuoja jau apie 10 metų. Tai yra viena pirmųjų privačių hemodializės klinikų Vilniaus mieste. Ligonius atsivežam savo transportu, parvežame po procedūros. Ligoniai mūsų klinikoje turi 2 erdvius laukamuosius, kur gali jie atvykę į dializę išgerti kavos, pažiūrėti televizorių. Yra knygų skaitykla. Hemodializė turi išlaikyti aukštą kokybę, atsižvelgiant ne tik tai į Lietuvos keliamus standartus, bet ir į B. Braun reikalavimus. Todėl mes tengiamės savo darbę naudoti visus šiuolaikinius pasiekimus. Tame tarpe ir nuo 2009 metų B. Braun pradėtus gaminti naujus dializatorius, vadinamos Xavontos serijos, kurie pasižymi ypatingai dideliu beta-2 mikroalbuminų klyrensu ir selektyviai mažai praleidžia albuminus, kurie reikalingi kiekvienam pacientui. Nuo Liepos mėnesio mes pradėjome tiekti hemodializės procedūroms ultrašvarų vandenį. Tuo tikslu, kad patikslinti tą vandens kokybę, įsigijome endotoksinų matavimo aparatą. Mūsų tiekiamam dializės vandenį negali būti daugiau kaip 0,01% endotoksinų. Tiekiant į visą hemodializės sistemą ultrašvarų vandenį leidžia mums plačiai panaudoti ypač didelio pralaidumo kapiliarus visiems savo pacientams ir siekti dar didesnės hemodializės kokybės.